Sveiki, sveiki, ačiū, kad stebit mano kanalą. Kai padalinau kortas, nutrūko mano ryšys ir dabar darau iš naujo, bet kortos turėjo būti tos pačios, kurios pasidalino. Todėl dabar rinkitės iš tų, ką čia mes matom. Oi. Na tai žiūrėkit, jūs čia 5. Žodžiu, kai kliūva, tai truputėlį kliūva. Tai va, ir vis tiek pasakysiu, kuo nudžiugins mus rytojus. Ir dabar iš 5 variantų galima rinktis. Galima imti 2, galima imti kaip nori. O, ir pirmasis tas apie pinigėlius. Šitą kortą sako jum, kad jūs pinigais žaidžiatės. Kad jie čia ateina, čia išeina, čia ateina, čia išeina, kai jų prireikia, jų atsiranda, kai atsiranda prireikia, bet jūs linksmai į juos žiūrit, jūs visiškai nesukat galvos dėl pinigų. Jų daugiau ar mažiau, jūs žinot, kad pinigai jūsų draugai ir kad jie jūsų nepaliks, ir kartais atrodo, kad tos pajamos netokios jau ir didelės, bet jūs mokat gyventi taip puikiai, linksmai, kad džiugina jūs kiekvienas pinigas, kad jūs pinigus gaunat taip lengvai ir linksmai, kai jūs juos leidžiat neapgailestaujat ir jūs dėkingi visatai už šitokį žaidimą. Ir taip jūs ir rytoj dar kartą pastebėsit, kaip linksmai jūs apsieinat su savo pinigais, kaip jie su jumis draugauja, kaip jum linksma turėti tų pinigų ir juos leist, ir vėl gaut, ir vėl išleist. Tai jum žaidimas, ir tai yra puiku, ir tai džiugina. Ir čia pinigų korta, jo, tik tai čia jau rimtesnių pinigų. Čia tas atvejis, kai jūs visko turit pakankamai, labai pakankamai. Nes jūs mokat valdyti pinigus, jūs mokat kažkaip su jais susitvarkyti, kad jų tik daugėtų ir daugėtų, kad jie be reikalo jūsų nepaliktų. Ir taip pat ir visos kitos gerybės. Ir jūs matot, kad jūs visko turit pakankamai, kad jūs gyvenat puikiai, jūs galit pasidalinti su artimaisiais, kuriuos mylit. Ir jūs valdot ir karaliaujat. Jūs tiesiog karaliaujat, jūs tiesiog valdovai savo pinigų ir tai jūs džiugina ir jūsų tas turtas daugėja, kažkaip savaime. Tai jūs rytoj gerai šitą pamatysit iš naujo, dar kartą. Ir tai jūs vėl nudžiugins ir jūs vėl pasijusit turtingais, visapusiškai turtingais. Nu ir puiku, ir nėra čia ką pridurti. Tai va. O trečiasis variantas pasijus truputį pakabintas, ne tai, kai šitaip jau čia labai patogiai pasikybo šitas akrobatas, jūsų taip nepakabins, bet jūs kažkas pristabdys, sustabdys, kad parodytų jūsų situacijoje kitą išėjimą, kad jūs pamatytumėt savo problemą iš kito kampo, iš kito krašto, šiek tiek pagalvotumėt apie ją kitaip, nebūtinai problemą, apie kažką, ką jūs sprendžiat, gal jūs turit kokią užduotį, bet jūs tam kažkas sulaikys, ne taip, kad jau čia jūs imtų ir pakabintų, bet jūs tarytum turėsit sustot ir pagalvot ir pamatyt, kad jūsų pastangų čia nereikia, kad viskas teka savaime, kad viskas sprendžiasi savaime, kad jau seniai viskas taip tvarkosi, kaip reikia, taip yra, kaip reikia, kad jūs be reikalo eikvojot energiją, kad jūs galit pastovėt, pažiūrėt, arba pakabėt ir pastebėt, kaip viskas vyksta.
ir jum tai patiks, ir tai jūs nudžiugins, ir jūs sutaupysite energijos, o visi dalykai išsispręs patys. Būtinai pradžiugins. Ir tas linksmuolis pažas, tai taurių pažas, tai mielas vaikutis, kuris atneša jum kažkokį nedidelį džiaugsmą, bet labai ryškų. Kai jūs kažkas apdovanoja mielą dovanėlę, ar jum parodo kažkokį labai mielą paveiksliuką ar filmuką, kai jum pasako komplimentą, kai jūs pamatot išėję į lauką kokį naują pražydusį augaliuką, ar kažką tokio, kas jūsų aplinkoje buvo, bet jūs nepastebėjot, todėl kad bėgot, skubėjot, kažko nefiksavot aplinkui, turėjot savo tokių stambių rūpesčių, kurie trukdė giliai kvėpuot. Ir jūs rytoj galite įkvėpti, apsidairyti, jum kažkas apie tai pasakys. Galbūt tai aš. Atsimerkit, apsidairykit ir pasižiūrėkit, kaip viskas puiku, kaip viskas šviesu, kaip viskas šilta, kaip jūs galite džiaugtis ir džiaugtis. Būtinai rytoj pasidžiaugsit kažkuo. Ar vienu, ar daugiau dalykų. Stebėkit, kiek dalykų jūs džiugina per visą dieną. Jums tai bus ir įdomu, ir patiks, ir tikrai pradžiugins. Taip, o čia tas jūsų galios ir išminties kardas, kuriuo jūs rytoj pasinaudosit iškapot savo visokias kliūtis. Kliūtis savo kelyje į tikslą. Jūs gal nesiryžot, gal bijojot, gal tingėjot kažką tokio padaryti savo malonaus ir naudingo. Jau atlikt kažkokią užduotį ar įsivykdyt kokį planą, tai rytoj jūs pajusit tokią energiją, kuri praskirstys visas kliūtis ir jūs eisit ir darysit, ką jūs ten nusprendėt. Jūs arba imsit daryti, arba imsit ir darysit, galbūt jūs jau seniai svajojat bėgiot rytais. Sunki užduotis jo. Nesvarbu, kad ir tokia jūs imsit, atsibusit iš ryto ir pajusit energiją, kuri jūs pakylės, kuri jums kaip tik ir leis šitą užduotį pradėti. Nebūtinai bėgiot gali būti, bet kas net labai svarbus dalykas ar labai nesvarbus dalykas. Bet ta energija primins jums jūsų ketinimą eit, daryt ir laimėt. Ir tai jūs visiškai nudžiugins.